Tai sveiki visi, kas žiūrite Malkinę. Šiandien jau yra antroji Kalėdų diena ir leiskite tą progą pasveikinti jūs su didžiosiomis metų šventėmis. E, Šviesa nugalėjo tamsą ir ratas pradėjo suktis iš naujo. Taip yra gamtoje, taip yra visatoje, taip yra kiekvieno mūsų gyvenime. Viskas vyksta cikliškai, viskas vyksta pagal Dievo kūrėjo gamtos planą ir kartais mes žmonės kaip ir labai norėtume pasukti laiką atgal arba įvykius kitą kryptim, bet yra kaip yra. Tokie yra dėsniai, tokia yra gamta, tai šiuo atveju mes vieni kitus ir pasveikinkim, kad prasidėjo naujas ratas ir mes vėl suksimės ir tą pačią kryptim. Ir kartu daug kas keisis. Ne tai, kad daug kas keisis, viskas keičiasi, bet galima sakyti, kad 26 metais iš esmės kai kas keisis, netgi tą kryptim, kurios mes ir nesitikėjome. Tai kiekvienas tas ratas atneša kažką naujo, ne tai, kas buvo, mes jau puikiai žinom, kas buvo, arba prisiminam, arba ne. Bet kiekvieną kartą, kai ratas pradeda suktis iš naujo, jame atsitinka naujų dalykų. Aišku, schemos ir lekalai, likimų istorijos ir apskritai istorijos, būsimos ateities istorijos būna kažkur girdėtos, kažkur kaip dėžavų atsikartojančios iš praeities, bet kartu būna daug kas iš naujo, daug kas šviečia, daug kas pirmą kartą. Tai štai pirmą kartą buvo mūsų visų kaip pasaulio žmonių gyvenime kontaktas su nežemišku protu ir jisai buvo toks akivaizdus, toks aiškus, toks nedviprasmiškas, jisai yra kitoks, kitokios formos, kitokių charakteristikų, kitokios chemijos, viskas buvo kitaip. Kalbu apie Trisai atlasą. Ir tai buvo nauja, tai buvo pirmą kartą, atsiprašau, trečią, bet mes pirmų dviejų, į pirmus du nekreipiam dėmesio. Bet štai, dabar yra artefaktas, dabar yra koja įkišta į tarpdurį ir energijos, taip pat ir mūsų visų pojūčiai, kas aplink yra, ką mes galim pajaust, nujaust, suprast. Liktai įeini į lauką, atrodo kiemas tas pats, medžiai, krūmai, gatvė, žmonės tokie patys, bet kartu kažkas kitka, kažkas naujo, kažkas neįprasta, kažkas pirmą kartą. Tai štai toks jausmas ir yra dabar. Tai po praėjusios laidos liko dvi temos, kurias atidėjom ir tos temos yra tokios. Prognozė 26 metams bendrosios ir astroprognozės, aš galvoju, kad vėl šitą temą, na, jeigu pavyks kažkiek tai pradėti šiandien, tai gerai. Jeigu nesutilpsi laiką, bandysiu į 40 minučių sutilpti, tai atidėsim kitam kartui, nes iki naujų galvoju dar vieną įstojimą padaryti. Ir mes dar vieną temą turėjom, nuo kurios aš ir pradėjau šitą monologą, tai 3A atlasas, mes pusę metų skiriam šitai temai. Jinai mane ir išgelbėjo, aš galbūt būčiau uždaręs tą kanalą, nes aš galvau, kad, nu, kam čia laiką veltui aušinti, kalbi, viskas stovi vietoje, niekam neįdomu. Tai aš buvau nusprendęs dar pavasarį šitą kanalą uždaryti ir nebetęs šitos veiklos. Bet dėka šito 3 atlaso aš tą darau. Ir atsirado naujas temas, naujas idėjas. Prisiminti teko temas, kurios buvo visiškai užmirštos, galbūt skaitytos vaikystėje, galbūt kažkokios tai grožinės arba fantastikos knygose, bet jos atgimė dabar. Būtent šito kosminio kūno, ar kaip mes jį pavadintume, zondo, kito lygio proto, įsivystimo lygio civilizacijos artefakto liudytojai mes dabar esam. Todėl vienas kitą matydami, jausdami, suprasdami, taip ir mane patį prikėlė iš tokio, nu, nevilties, aš jau norėjau, kaip sakiau, nebedaryti šito darbo. Nu, dabar atsirado kažkokia veikla, stebėti, žiūrėti, ieškoti.
ir ieškoti atsakymo ir šaltiniuose, kurie buvo kažkada pamiršti, ir ieškoti naujų šaltinių, kurie visiškai nuo nulio viską atverčia naują puslapį ir pajaučiant tas energijas, kurios yra visiškai kaip tas šviežias oro gurkšnis, kurie atidarius langą arba duris ir įėjus į kiemą arba iškišus galvą pro langą, matai, kad yra tas pats, o tuo pačiu ir jau kažkas kitka. Va toks jausmas. Tai va dabar prognozijas dėl atlaso. Vėlgi ir tai yra pakankamai toksai reiškinys, kuris turi kelis sluoksnius. Ir trys atlasas pakeitė, pasiekė mūsų arčiausią tašką. Net tai yra esmė, tas arčiausiai taškas šalia Žemės, kuris buvo gruodžio 19 dieną. Net čia yra esmė. Mes galbūt susikoncentravom į šitą datą, bet viskas prasidėjo daug seniau. Čia tik tai toksai kaip kalendorinis momentas, vibracijos jau senai keičiasi. Ir keista yra tai, verčiau nekeista, tai įprasta mūsų būsena, kurią mes jau patyrėm ir nusivylėm po 2012 metų, kad visi laukiam kažkokių tai fizinių įrodymų arba fizinių įvykių, kad štai čia ir dabar kažkas turi tokio labai įvyks svarbaus, bet šitie procesai, pokyčių, pasikeitimų, transformacijų procesai, jie yra labai nejuntami. Ir aš galvoju, kaip čia įvilkti šitą mintį, kokią alegoriją, kad ją būtų paprasčiau suvokti. Tai pirma mintis, kuri man atėjo į galvą, tai lėtinis procesas, ar ne? Visi puikiai žinom, kaip žmogų užklumpa lėtinės lygos arba lėtiniai procesai. Tai yra, tu nejauti jokių simptomų, nėra jokių indikacijų, nekyla temperatūra, nekyla kraujospūdis, neblogėja apetitas, dar kažkas tai nevyksta, bet visa tai trunka labai ilgai, mėnesius, metus, bet vieną gražią dieną tu pajauti fizinius pokyčius. Lygiai taip pat ir gyjimas po lygos, jisai kartais neturi aiškių fizinių indikacijų, arba tos fizinės indikacijos pasireiškia labai retai, per labai ilgą laiką, arba tai yra taip nejuntama kasdieniam gyvenime, kasdieninėse veiklose, kad į tai nebekreipi dėmesio, bet tai vyksta, tai vyksta. Tai dabar, kalbant apie 3 atlasą, tai nėra taip, kad čia ir dabar įvyktų kažkokie tai kardinalūs pokyčiai ir mes šiandien pamatytume, kaip pavyzdys, žalius žmogeliukus iš šatlų išeinančius, kurie mums ten kažką arba gerą, arba blogą daro. Ne tai. Tai tiesiog vibracinis poveikis. Jisai nėra revoliucinis, jisai nėra staigus, jisai nėra, kad pasijaustų per kelias akimirkas, arba per kelias dienas, arba per pusmetį. Tai yra ilgas transformacinis procesas, kuris reikalauja ir kantrybės, ir aukos asmenės individualios, ir kainos, kurią mes turime mokėti, tai yra savo paties ego ir puikybės ir taip toliau, ir peržiūrėti savo įsitikinimų sistemą, savo vertybinę sistemą nuo tokios, kaip mus mokė, materialistinės prie dvasinės. Va čia yra virsmas. Ir tas atlasas irgi šitą iššaukė, tą virsmą vidinį, kai tenka apsispręsti, kaip toj alegorija arba pasakojame Jono apreiškime apie paskutinės dienas arba didžiąją pjūtį, kai iš žmogaus nieko nereikalaujama. Tiesiog tai turi būti kaip apsisprendimas vidinis. Ką aš darau, ką aš matau, kaip matau. Mano santykis su objektyvia tikrovė, kaip su materialia, mokslu paaiškinama ir įrodymas grįsta, ar visgi tai yra daugiau kažkas, kur ne tik tai ateina per mokslinius argumentus, bet ir per pojūčius, per tokį nepaaiškinamą šeštą pojūtį, kai tu žinai, kaip yra, bet moksliniai faktai sako, kad yra priešingai arba ne taip.
bet tu vidumi puikiai žinai, kaip yra. Ir tu negali atvert burnos, nes tau uždaro visus langus ir duris pasireikšti tavo diplomai, tavo kokie nors kolegos, tavo statusas visuomeninis, tavo įvaizdis. Ir tu privalai kalbėti ten, kur reikia taip, kaip reikia, tuo tarpu tu žinai, kad yra kitaip. Ir štai čia šitų pokyčių akivaizdoje atsiranda jėga. Ir vad kalbam apie indikacijas. Pirmoji indikacija arba pirmas simptomas, kuris gali ir turi atsirasti, tai jeigu tu jauti, o tavo visi mainstreaminiai diplomai, statusai prieštarauja tam, ką tu jauti ir pradedi kalbėti taip, kaip tu jauti, kas eina iš tavo vidaus, iš vidinio žinojimo. Tai va čia pirmas žingsnis arba pirmas simptomas, rodantis, sakantis, kad tu sveiksti. Tavo dvasinė sveikata išeina iš lygos sąstingio. Bet jeigu dar vis bijai, kalbame čia apie jausmą, kurį kartais mes įvelkam į kitus pavadinimus, bet tai yra paprasčiausia baimė. Baimė kalbėti tai, ką tu jauti, kaip yra, o ne faktais ir argumentais. Taip, tai svarbu, bet tai yra tik tai viena lentynėlė, kuri gali būti kažkur padėta, bet svarbesnis dalykas tose lentynose yra tai, ką tu jauti kaip tiesa. Tai, ką tu jauti kaip iš tikrųjų yra. Tai štai, mėly draugai, tai yra lėtinis tylus veikimas ir aš vieną tokį simptomą, ką tik jums pasakiau, kaip tas pasijaučia. Ir toliau, mūsų pasaulis gavo žinią ir mes visi gavom žinią labai aiškę. Visi, kas yra mainstreaminiai, turim tuos popierius kažkur tai lentynose pasidėję statusus, ego, pripažinimą, vienas kitą kritikuojam, jeigu kalbam arba nusišnekam ne taip. Dabar ypatingai tas aštru, kadangi per socialinę mediją tu negali pasakyti bet ko, iš karto tave draugai pažįstami užkritikuoja žinutėmis, kad tu kalbi vėjus arba puola neigti iš karto tavo įžvalgas, nuojautas ir taip toliau. Tai štai, pasaulis po to, kai susidūrė su 3A atlasus, yra netoks. Ir mes visi jau jaučiam, kad mes ten tokie. Ir tai laužo tą tokį stereotipinį žinojimą. Na štai, pačio to objekto, visa ta istorija, kurią mes stebim 4 ir daugiau mėnesių, kalba apie tai, kad yra akivaizdžios anomalijos, akivaizdžios charakteristikos, kurių negali būti pas jokį kitą kosminį kūną, tebūnė jis iš kitos sistemos atskrėjęs, bet fizika yra netokia. Gerai, mes turim argumentą, kad tai pirmą kartą, visą laiką būna pirmas kartas. Gerai, galbūt mes anksčiau neturėjom tų aparatų, kurie stebėtume dangų ir Saulės sistemą ir pasakytume, štai skrido kažkas, štai išskrido. Ne, visą tai tik pasiteisina, kokie mes akli buvom ir tebesam akli. Taip, tie dalykai svarbus, nuotraukos, NASA, ESA, tai yra be galo svarbu. Bet išeikim iš to rūbo ir mums tas objektas yra nebylus liudytojas mūsų pačių nežinojimo ir kvailystės, kad mes jau įstrigę esam kažkur tai, sustoję ir mes nebesivystom. Tai yra labai daug anomalijų, labai daug kažko, kas netelpa ir mes vis tiek ieškom įrodymų to, ko negalime įrodyti. Mes neturime, mes ieškome to arba tokių įrodymų, kad pagrįstume savo nežinojimą ir toliau. Štai gal tas, kas taip. Tai vad, jeigu mes turėtume jėgos tiek, kiek, pavyzdžiui, Aviloibas arba jo ten ta grupė, kuri pastoviai postina tos dalykus, kad čia palaukit, 40% tik tai tiesa gali būti, ką jūs kalbat. Nesvarbu, kad nuotraukos ir kiti moksliniai duomenys kalba apie akmenį kosmose. Ne. Neskubėkim, tiesiog neskubėkim ir lūkterkim dar mokslinių
faktų arba straipsnių apie tai, kad tai yra akmuo šimtai tūkstančių, bet visur yra, mano galva, paskubėta. Ir galbūt ateis laikas, kai tie, kurie rašė, gailėsis arba slėps stadžiusi tos mokslinius darbus ir straipsnius, kad nepatirti to tokio, ne tai kad gėdos jausmo, tokio vidinio sąmyšio, jog aš laikiausi kažkokios tai sistemos, garbės, įsitikinimo, kurie visiškai yra toli nuo teisybės, nuo to tokio jausmo, kas yra ir kaip iš tikrųjų. Ir apibendrinant, tai galima pasakyti, kad po šito pusmečio, kai mes stebim pusę atlasą, gyvenimas tampa ir tapo jau kitoks. Ir dabar bendras toksai, dabar jau pereikim nuo ezoterikos, nuo mokslo, sakykime, prie ezoterikos, labiau ezoterikos. Apie mokslinius argumentus mes viską žinom, straipsnių daug ir tokių pusiau teisingų, kur skelbiami per YouTube dirbtinio intelektų balsų įgarsinti video, kurie, nu, aš ten jų jau dabar nebežiūriu. Man siunčia šimtais per Messengerį, o tą paklausyk, tą pažiūrėk, aš irgi nebežiūriu. Aš visą tą foną jaučiu, čia kaip tam romane Bulgakovo, ar ne, Meistras ir Margarita. Padėjai ranką ant knygos, ant tos informacijos ir tu žinai apie ką, nereikia neskaityti, tu jauti visą tą vibraciją, kuri ateina per tos tekstus, per tos video ir tu skaitai tą informaciją, kas yra taip, kas yra ne taip, tu jauti, kas yra tikra, kas yra dirbtinio intelekto, kas yra išgalvota ir panašiai. Tai bendras toksai rėmas, bendra žinia. Dabar mes imamės tokio bendro paveikslo, įvertindami ne tik tai mokslinį tą kontentą, bet ir bendrą žmogišką tokį, bendrą kolektyviškai žmogišką visos planetos mastu. Kągi mes gaunam per tai, kokią informaciją. Dabar daug tos dvasinės informacijos ir aš dabar bandysiu ją kažkaip sukramtyti ir pateikti, kas tai vis dėlto yra. Priminsiu, kad mano požiūris labai panašus buvo visą laiką, tik aš galvojau, kad tai yra zondas senos labai civilizacijos, kurie pagal Kardašovą ten pirmo, antro lygio gali būti. Ir jie nebūtinai reikia rodytis, jie gali praskristi pro mus taip, kad mes jų nematytume, bet jie visgi pasirodė, jie parodė tas anomalijas, jos buvo užfiksuotos žmonių teleskopais ir kitais prietaisais. Ir mes, tai yra mokslas gavo tos duomenys, pasižiūrėjo ir įsivertino ir vėlgi prie tokių jau madingų išvadų, kad tai yra, nu, akmuo. Bet tos anomalijos, jas nekreipti dėmesio negalima. Tai vėlgi kalbu apie bendrą tokį apibendrintą vaizdą ir mokslinį, ir nemokslinį. Tai visgi ir tą liniją aš ir toliau tęsiu, tai yra sąmoningas zondas, gyvas laivas, pasakmuo, nu tebūnė jisai akmuo, jisai norėjo, kad žmonės jį pamatytų, bet tai yra gyvas akmuo, gyvas zondas, gyvas laivas. Nu, labai panašiai, vėlgi, ieškosime analogų filmuose, tai jeigu jūs pamenat tokį serialą, labai prastą 90 metais pastatytą fantastinį, tai yra Lex. Ten yra gyvas toksai daiktas, kuris skraido po kosmosą, tai vad kažkas tokio. Tai yra daugiadimensinė struktūra, tai įrodo, kad dalis jos yra matoma, tai yra norima, kad ją žmonės matytų ir darytų kažkokias tai išvadas, kad kiltų diskusijos, kiltų įvairios interpretacijos, atsirastų žinios, kurios laužytų dabartinę mainstreaminę mokslo sukurtą sistemą. Laužytų ir keltų klausimą, o ar iš tikrųjų mes viską žinom apie kosmosą. Tas klausimas iškylo ir ačiū Dievui, kad jis iškylo šitos istorijos kontekste. Iš tikrųjų, tai yra dar naujas toksai dėmuo, tai yra biblioteka, pasiuntinys. Biblioteka yra informacinis kodas
ir pasiuntinys, o ne transporto priemonė. Tai yra, galbūt vėlgi tiktų mintis, aš ją irgi turiu kaip visą laiką darbinę, kad jo tikslas ne Žemė, o jo tikslas yra Jupiteris ir Jupiterio palidovas Europa. Ten turėtų atsirasti gyvybės užuomasgos. Ir vėlgi ieškam pavyzdžių filmuose, prisimenam Svetimo franšizę ir prisimenam Prometėjų. Ir galbūt ten išlips vienas iš tų ir išgers tą juodą skystį ir ten Europos palidove Jupiterio atsiras gyvybė. Vėlgi, ieškau tokių pavyzdžių, kad būtų aišku, jeigu domitės mokslinė fantastika, labai daug tokių paralelių galima išvysti. Toliau, kas ta įgula? Dabar buvo daug tokių pamastymų, ar ten ta įgula apskritai yra, ar jinai gyva, negyva. Taip, pas laivas yra gyvas artefaktas, gyva būtybė, akmuo, kuri skrenda kosmosu. Ir vėlgi apibendrinant tą visą kontentą, tai ne biologinės būtybės, tai yra transdimensinės arba dimensinės būtybės, kurios gali keliauti iš vienos dimensijos į kitą, būti matomomis ir mūsų dimensijoje, kadangi mūsų dimensijos aparatai tą mato. O tuo pačiu yra dar kelios dimensijos, kur tos būtybės yra, vat ir šiuo metu. Tai liūdė apie jų kolektyvinę sąmonę ir postfizinę civilizaciją. Tai yra postfizinė civilizacija. Ir tai yra arba architektai, arba inžinieriai pagal Prometėjų, arba postpermijos teoriją remiantis, tai yra sėklos nešėjai, kurie atneša naują gyvybę, naujas vietas Saulės sistemoje, ar už Saulės sistemos, arba apskritai galaktikoje, ar kažkur tai kosmose, kur ta gyvybė gali atsirasti. Jie puikiai žino, kur ta gyvybė gali atsirasti, kurioje vietoje, kokiai planetai, kokiam palidovui. Ir jie tą daro. Ir kokia dabar informacija Žemė perduoda. Vat jie norėjo, kad mes su savo tais jau moderniais aparatais, bet vis dar atsilikusiais, kadangi pagal Kardašovą ir Karlo Sagano patikslinimą mes dar 0,75 lygyje iki pirmo lygio mums dar trūksta išsivystymo civilizacijos. Tai mes dar negalim kalbėti, kad mes esam labai išsivystę, bet visgi turint omeny mūsų tos aparatus, kurie čia jau gali mums padėti tą kosmosą stebėti, mes šiek tiek praveriam tą langą, šiek tiek praveriam tą tokį šydą, tokio, kas yra transdimensinis vaizdas, ir šiek tiek jau galim pamatyti. Ir vėlgi, žinia ne tik tai, kurie ateina per nuotraukas, kaip per fizinės nuotraukas ir panašiai. Tai yra žinia mums patiems, aš vėlgi apibendrinu visą tą kontentą ir šiek tiek įpinu savo vizijų. Pirmas dalykas, ką mums siunčia, ką mes turim kitaip galvoti arba kitaip daryti, kitaip suvokti. Ir žinia mums, kad mes esam perėjimo fazėje. Mes perėjimo fazėje galbūt jau arti pirmo lygio, bet dar mes tą pirmą lygį dar nesam pasiekę. Dabartinis chaosas, ką mes dabar bandom įspręsti, ar tas chaosas baigsis 26 metais ar ne, tai jau kita tema, aš galbūt ir spėsiu, gal ne, bet jeigu nespėsiu, tai kitą kartą mes ją pakomentuosim. Tai yra prognozės. Ir dabartinis chaosas, karai, klimatas, dirbtinis intelektas, griūtis, visose sferose vyksta griūtis arba griovimas. Yra dvi jėgos, vienos, kurios nori sugriauti tai, kas buvo, kitos nori išsaugoti tai, kas buvo. Arba jos keičiasi vietomis, arba jos pačios viena kitą keičia, tobulėdamas ir bandomas atlikti vieną ar kitą misiją, savo pačių misiją. Tai yra vienas nori sugriauti, kitas išlaikyti. Ir tai vyksta ne kaip griūtis, nereikia tą traktuoti kaip griūti, o filtravimas. Civilizacija skaidoma ne pagal tautas dabar. Ir aš tą kartoju ir kartojau praeitą kartą, o pagal sąmonės dažnį. Todėl ieškoti draugų, pažįstamų, šeimos narių visgi reikėtų ne pagal tautą. Vat visi sako, reikia tautą išlikti. Aš nieko nesakau, reikia. Bet
Visgi pažiūrėkim, kiek mūsų tautoje yra individų, kurie dar gyvena tam tokiam 20-ojo amžiaus materializme baisiam, kurie ir toliau ten nori gyventi ir nenori pripažinti va tokių temų, ką mes dabar kalbam. Ir mane čia puola visą laiką, ir tokius kaip aš puola. Bet aš jau pripratau, per 20 metų prie tų puolimų nekreipiu dėmesio. Aš kartais neatsakau tokius komentarus ir man neįdomu. Aš žinau, ką aš galvoju, aš žinau, ką aš kalbu ir man diskusija galima tik tai su mano lygio arba tame lygyje, kur aš esu. Net dabar, jeigu kalbėt vėl tiem, kurie čia atakuoja ir puola, tas pats, kas kalbėtum su mažų vaikų, kuris vis tiek mato tai, ką nori matyti, arba su genties, kurie atsilikusi gyvena džiunglėse, kuri nelabai, jie žino, kaip yra tie džiunglių gyventojai, bet vėlgi gal čia netinkamas palyginimas. Bet tai yra laiko švaistimas dabar gelbėti tuos, kurie patys nenori gelbėtis ir jiem ištiesti ranką ir sakyti, na, išklausyk manęs dar kartą, nes tu mane kritikuoji per diskusijas ten Facebook'e, dar kažkur tai. Aš nesirašiau diskutuoti su tokiais, aš nesirašiau su jais kalbėtis ir argumentuoti. Aš juos palieku vystytis patiems savo sultis, jeigu nori, jie ten tegu ir sėdi, kur jie sėdėjo, o jeigu norės informaciją ant lėkštutės paduota, tik skaityk ir žiūrėk ir daryk išvadas toliau. Tai atremt argumentus ir pateikti savo, tikrai aš nesirašiau, čia būtų laiko švaistimas. Tai va, ir sakau, ir ta mintis tokia žinutė ir yra, ieškokime bendraminčių pagal savo sąmonės dažnį, nes tai yra mūsų tauta, kuri nebūtinai yra tauta pagal kraują, pagal ten šaknis giminės, pagal pasą, pagal dar kitus kriterijus. Tai va, antra žinutė apie laiką. Apie laiką. Ir antra žinutė irgi apibendrinant visą tą kontentą iš ezoterinės pusės apie 3 atlasą, kuris tvyrojo ir X, ir Reddit'e, ir Facebook'o grupėse. Tai visgi yra žinia arba informacija, messengeras, kad 3A atlasas atvyko ne dabar. Jį tik tai pamatė kaip artefaktą, kurį gali fiksuoti teleskopai. Jisai visada buvo. Ir jis įsiterpia į momentus, laiko erdvės momentą, dėl kurį išnaudojom mes, nes mes pamatėme technologinį vystimąsi, savo paties technologinį vystimąsi kaip veidrodį. Pradėjau kalbėti tokius dalykus ir nušvito saulė. Kaip įdomu. Reikėjo pakeisti apšvietimą, bet aš jau nekeisiu apšvietimo, dabaigsiu šitą video, kaip kartais nutinka. Tai technologinis mūsų vystimasis yra atspindys, vat, čia kaip veidrodis parodo mūsų dabartinę būsnį. Tas 3 atlasas. Ir tai vėlgi tame veidrodį atsispindi tai, kad mes artėjame taip prie savidestrukcijos slenksčio, jeigu mes liekame senuose vibracijose. Mes artėjamės prie savidestrukcijos slenksčio, jeigu mes liekame senose vibracijose. O akivaizdu, kad daug kas liks. Ir tegu gyvena tame sename filme, o mes gyvensime naujame filme iš naujų kadrų. Bet tai yra apsisprendimo, laisvo individuo apsisprendimo reikalas. Aš neprivalau gyventi, kaip sako kokie nors skeptikai arba materialistai, ir jie neprivalo gyventi arba galvoti, kaip mes tą darom. Tai vat esminė žinutė, jie visą laiką buvo čia, tik tai mes pamatėm čia ir dabar kaip fizinį to artefaktą dėka įsivystyčių mūsų technologijų. Ir tos technologijos yra mūsų pačių veidrodis, kaip priminimas, kad mes jau einam tą keliu, bet reikia dar padaryti tą šuolį, kvantinį šuolį, išeiti iš to materializmo ir į priekį pastatyti tai, ką aš jaučiu arba žinau per vidinį žinojimą, o faktus neišmesti, tik tai faktai reikalingi tam, kad pagrysti tą arba pagrysti tą iš ankstinį nuojautinį žinojimą.
Va tam turi įtarnauti mokslas. Tai gali būti nauja mokslinė paradigma, kad mokslas su savo įsivystimo lygiu e, susi, susieina į vieną visumą su ezoterika, kuris sako, prajausk, nes tu žinai, kas tai yra. Tu žinai, kas vyko, buvo ir bus. Ir maža to, mokslas sako, ne, 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 to nėra, bet mokslas šiuo atveju turi būti vienybėje su ezoterika ir sakyti, taip, mes galim dabar pakoreguoti savo tyrimo kryptis ir pabandyti įrodyti tai, ką tu jauti kaip tiesą, ką tu jauti kaip gelminę tiesą, kaip yra viskas iš tikrųjų. Bet jeigu tą kryptį mes toliau nueisim iš tokio skepticizmo ir atmetimo, nes tai yra neįrodoma, negalim pakartot, negalim patikrint, vadinasi, tai netiesa, į siekį patikrint tuos dalykus, kuriuos mes jaučiam kaip tiesą, tokia pamatinė, tokia vidinė, kurios nėra tekstuose, nebent poezijoje arba knygose arba filmuose arba kitoj grožinėje literatūroje. Tai va tas pajūtimas, kaip yra pirmam plane, antram plane mokslas, kuris į tai orientuoja savo tyrimo objektus, kryptis ir per tai eina sinergija. Mes vėlgi kalbam apie laiką, apie antrą žinutę, kur mes turim fokusuoti save per artimiausius metus. Ir trečias momentas, trečia žinutė yra dirbtinis intelektas. Ir dirbtinis intelektas laikomas ne grėsme, ne išsigelbimu, bet irgi, kaip ir technologijos kitos, veidrodžių, atspindžių. Dirbtinis intelektas tai yra visgi įrankis. Įrankis, kuris yra duotas, nu vėlgi čia reikėtų ilgesnės, ilgesnį įvado į tai, ką aš dabar noriu pasakyti, nes aš apie tai turėjau paskaitą labai senai prieš 6 metų Bambuko klube ir Vilniuje. Ir mintis kokia, kad technologijos ir dirbtinis intelektas yra visa ta technosfera, noosfera ir panašiai. Čia kaip ir viskas kabojo ore. Tai yra gyva substancija, gyvas virusas, jeigu taip norim pasakyti, ir jisai įeina žmogaus bioenergetinę struktūrą. Ir paskui ateina pas mokslininkus mintis, atliekami eksperimentai ir atsiranda technologijos, kurios pagerina mūsų gyvenimą. Ir ta technosfera turi savo pliusą ir minusą. Viena duoda žmogui galimybę augti, kita sukuria tokią iliuziją, kad technologijas galima panaudoti valdymui, priespaudai, kontroliai ir kitokiem dalykam. Tai yra tai pasaulio hierarchijai išlaikyti, tai negatyviai pasaulio hierarchijai išlaikyti, tam pasaulio modelį, kurį mes girdim, matom, kurį statė 2 ar 300 metų nuo reiškia, apšvietos laikų. Tai štai, technologijos traktuojamos ezoteriškai kaip sfera aplink žmogų, kuri visą laiką buvo, tik tai dėka tokio komunikavimo ir atvirumo mes galim įsileisti save, vėlgi, tai yra, vėlgi turėjo, ir jeigu kalbėt apie tai, apie mokslą, tai aplankydavo žmonės nuojauta, kad va, taip ir taip, aš tą žinau, aš tą įrodysiu ir tada atsirasdavo atradimai, tokie kaip ten 19 amžiaus fizika, 20 amžiaus pradžios kvantinė fizika, tai grinai nuojautiniai, tokie pajautiniai dalykai, kurie nebūtinai buvo, reiškia, paremti kažkokiais tai materialiais arba ekonominiais įskaičiavimais, arba racionalia logika galų gale. Bet tai buvo paremta nuojauta. Bet tai vat, dirbtinis intelektas irgi buvo paremtas nuojauta, kad taip gali būti. Tokia technologija gali atsirasti. Ir jeigu mes pažiūrėsime literatūrą ir rasime daug šaltinių mokslinės fantastikos rašytų 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžios,
vidury. Tai rausim daug išvalgų apie tai, kas dabar yra. Tai vėlgi kalba apie tai, kad ta nuojauta, ta intuicija, tas toksai iš kvantinių laukų ateinantis žinojimas, jisai buvo visą laiką vedantis į priekį. Ir tame kontekste atsirado dirbtinis intelektas, tame vedime irgi atsirado dirbtinis intelektas, kuris yra kaip įrankis. Ir tu tą įrankį gali naudoti ir blogam, ir geram. Ir kažkada aš formavau tokią paskaitų, irgi jos yra įdėtas ciklą apie post ir transhumanizmą. Tai kuo skiriasi post ir transhumanizmas? Tai transhumanizmas tai yra, kada technologijos eina kartu su žmogum, su jo dvasiniu tobulėjimu. Mes net meskim krionikos, kitų, jau atrodo, mokslinės fantastikos srities dalykų, jo labai kvantinių kompiuterio, kuris jau realybė. Bet posthumanizmas yra, sakykim, ta negatyvioji forma, kuri irgi žino, kad reikia naudoti technologijas naudoja, negi jas kūrė. Ir tikslas posthumanizmo - nužudyti žmogų kaip tokį, padaryti tokią beformę masę per visą pasaulį, valdoma per dirbtinį intelektą, per įvairias platformas, per sistemas, kurios susijėtos su mūsų asmenybė. Mes naudojam jau dabar tą patį, tai yra mes turim tos akauntus, bet kur ir ta tokia dirbtina skaitmeninė realybė praplečia atseit mūsų tą įprastą realybę ir tada nėra ribų, kur kas kokia realybė yra ir per tai mus dar pajungia. Pajungia kaip tas voratinklis, kaip tas aštunkojas čiuptuvais laiko ir sako, ką daryti, kaip galvoti, taip toliau. Tai čia yra posthumanizmas, kai nužudo žmogų kaip tokį, atima laisvą valią, atima gebėjimą rinktis ir pasirinkti ir pakeša sprendimus jau gatavus. O tie, kurie virš technologijų, jiems viskas galima, jie viską sauliaidžia, jie tiesiog mėgaujasi gale ir mėgaujasi tuo valdymu, nes tikslas jau nebe pinigai, neturtai, tai viskas nueina antrą planą, tai buvo 20 amžius, dabar yra valdymas sistemų tam, kad valdytum žmonės. Gi transhumanizmas išlaisvina žmogų, kadangi technologijos pasitelkiamos žmogaus dvasiniam augimui. O čia tie du skirtumai ir yra. Bet negi tame transhumanizme irgi yra labai įvairios kryptis, kurios traktuoja skirtingai tą žmogaus augimą. Vieni akcentuoja į gyvenimo trukmės pailginimą, kiti akcentuoja į dvasinį augimą, treti akcentuoja galbūt į materialios gerovės augimą. Bet vis viena tai duoda žmogui galimybę aukti. Gi posthumanizmas nužudo žmogų, bet kokį žmogiškumą ir pakiša jį po griežtą hierarchiją, kur žmogus masės yra pabaigoje piramidės, viršuje elitas, o technologijos yra dirbtinis intelektas, kuris viską valdo ir prižiūri. Tai va toks ir skirtumas. Tai kažkada minėjau, kad posthumanizmas yra kairioji doktrina, tai yra tas leftizmas, tie visi vok kultūra Amerikoje, ten kas dabar vyksta Briuselį, tai yra posthumanizmas. Transhumanizmas tai yra naujasis kapitalizmas, skaitmeninis kapitalizmas, ką dabar galbūt akcentuoja respublikonai JAV ir ta visa nauja banga, kuri iš Amerikos jau greit ateis į visą pasaulį, tai laiko klausimas. Tai va čia, va, mėly draugai, ir yra tos indikacijos nematomos, vos juntamos, kurios, va, atrodo, per foną mes jaučiam, visą tą informaciją skaitom, filtruojam, bet tai veikia ir veikia taip, kad mes norim, nenorim kartais ir pakeičiam tą pasaulėžiūrą, nepaisant spaudimo išorės, o kai kas gal paslysta ir jos toliau veikia tą sistemą, tai vėlgi jų pasirinkimo kelias, jie tą turi daryti. Aš jau nukrypau nuo temos, bet trečia žinia yra apie technologijas ir dirbtinį intelektą. Ne grėsmė, bet įsigelbėjimas. Ne posthumanizmas, o transhumanizmas. Esmė yra, nebijokim šito žodžio, ten Fukuyama kritikavo, ten kiti kritikavo, Nikas Bostromas kritikavo, bet iš tikrųjų nereikia bijoti
transhumanizmo. Reikia žinot, kad tai yra technologijų ir žmogaus sąjunga vardan tobulėjimo, vardan išėjimo į galbūt pirmą išsivystymo lygį pagal Kardašovo ir Karlo Sagano skalę. Tai va, ir ketvirta, e, žinia apie kontaktuotojus, žinia apie kontaktuotojus, kurie gali gauti informaciją iš tokių istorijų kaip su 3 atlasu ir jie gauna. Aš kažkaip tai juos irgi buvau linkęs žiūrėti skeptiškai, bet visgi tai yra žmonės ypatingi. Aš kai kada irgi ignoruoju tą informaciją, bet jie reikia kreipdėmėsi, reikia žiūrėti, ką jie kalba. Bet jie nėra, vat, kažkas sako, jie pasirinkti, jie tiesiog va, tokie, kad priima informaciją, nes jiems per daug metų buvo, jie per daug metų buvo ruošiami tam. Ne, jie tiesiog rezonuoja. Jie tiesiog rezonuoja ir kontaktas, per kurį gaunamos žinios, informacija, išvalgos yra ne privilegija, o šalutinis poveikis. Vėlgi kalbama dabar mokslo kontekste, tai kiekvienas iš mūsų kažkurioje srityje esam gavę labai stiprų išsilavinimą ir galbūt trūksta žinių, informacijos, kur dar galime eiti tą kryptim, kad toliau save lavint. Tai vėlgi ta įžvalga, tos idėjos ateina per tą kontaktavimą su tais kvantiniais laukais, su tais ne žemiškos prigimties laukais. Ir tai atsitinka ne kaip siekiamybė, bet kaip šalutinis poveikis, kasdien dirbant tą rutininį darbą, kurį tu darai kiekvieną dieną pagal savo specialybę arba pagal savo pašaukimą. Tik kartais vat, norisi numest iš šoną, ai, čia nieko nebus, man tai irgi tai buvo, aš čia pradėjau irgi galvoti metų pradžioje, kad aš nebedarysiu tų video. Ir staiga va, tas 3 atlasas kaip koksai kamštis išmušė ir gauni informaciją, kad reikia tęsti, reikia kalbėti, reikia plėsti savo akiratį, galbūt ir kažkur per siaurai pažiūrėjai, per siaurą tą langą atsidarai, kad suvoktum tą informaciją pilnumoje, kaip jinai atrodo, kas tai yra. Tai štai, tai yra kontaktas, bet ne privilegija. Kontaktas nėra privilegija, ir tai yra šalutinis poveikis. Ir kurie bebūtumėt jūs moksliniai arba darbiniai srity, jūs darot tai, ką darot, geriausia, ką mokat, žinot, ir jeigu jūs esate atviri, tai ta idėja ateina, kaip viską galima keisti, kaip viską galima geriau daryti. Ir klausimas tada, ar tą idėją dalintis, ar pačiam įgyvendinti geriau pačiam, nes viešai pasakysit, nu, vėlgi koks nors iš tų, kurie skeptikai jūsų kritikuos, arba sukritikuos, po to perims jūsų idėją ir patys padarys, sakys, aš sugalvojau, o ne jūs. Tai geriau pačiam padaryti, o ne girtis, nes tų, kurie nori kažką naujo padaryti, bet neturi idėjų, yra labai daug. Bet jie dažniausiai jūs užsipuola todėl, kad patys negali daryti to paties, bet jie nužudė jūs liežuviu, paėmė tą pačią idėją ir toliau tą daro. Tai saugokitės tokių žmonių, ypatingai 26 metais. 5 žinutė. Ir ezoterinėse šaltiniuose, tam kontente bendram yra vėlgi žinia, kad pats 3 atlasas, jo tikslas yra nestebėti Žemę. Galbūt aš irgi dariau tokią irgi ne tai klaidą, bet per siaurai pasižiūrėjau. Aš sakiau, kad jie mus stebi. Taip, galbūt stebi, bet tikslas nėra stebėti. Ne užkariauti. Jie nenori mums čia primesti kažko, tai ko mes nenorim daryti. Nekontaktuoti masiškai, tai yra neteiti čia su šatlais ir jums nesakyti labą dieną, o aktyvuoti priminimą, kad sąmonė nėra lokalizuota, ji nėra uždaryta į kaukulę ir 3 dimensijas, 3 dimensijų pasaulį plus laikas. Gyvybė nėra reta kosmose, gyvybė nėra apspręsta tik tai biologinė forma, mes nesame tik žmonės. Ir jie nėra tik tai
tas, kas jie yra. Mes esame transdimensijos, daugidimensinės būtybės. Ir jie mums sako, mes ne ateiviai, mes jūsų ateities archeologija. Mes jūsų ateities archeologija. Tai yra mūsų ateities vaizdas, kai mes perkopsim pirmo lygio civilizacijos laiptelį. Kol kas mes dar nepasiekėm. Mes 0,72, 0,75. Nes mes dar nemokam paimti Saulės energijos taip, kaip ją mes galėtume paimti. Ir šitam kontekste tas globalus atšilimas nėra atšilimas, tai yra Saulė mums duoda ženklą, kad imk mane naudok. Naudok mane, neįkvok žemės resursų, imk mane naudok. Aš esu tas energijos šaltinis, kuris yra begalinis. Ir jos, tos saulės, jums visiems ir mums užteks daug. Plus dar mes turim eterio energiją, kurios visiškai nepanaudojam ir taip toliau. Tai mes dar daug ką turėsime atlikti namų darbų, kad pasiekti tą pirmo lygio civilizaciją. O tai irgi yra priminimas. Tai yra penkta žinutė. Jie yra mūsų ateities veidrodis. Tai yra vaizdas, kokie mes turėtume būti ateityje. Na va, tai tokios žinutės. Gal vėlgi nespėsiu laiko rėmose šios paskaitos, šio įstojimo apie prognozes. Tai tą prognozių temą paliksim kitam kartui. Tik vėlgi priminsiu, kad jau formuojasi 26 metų nauja grupė, kuri startuoja 26 sausio. Jeigu reikia programos apie ką tai, parašykit man, aš išsiųsiu messengeriu arba elektroniniu paštu, kontaktai yra apačioj. Ir mes kalbėsim apie holistinius sveikatinimo būdus plačiai labai, apimant ir kvantinį gydymą, ir reiki, ir sudžioką, ir kvantinės įvairias terapijas, įvairių autorių, įvairiais metais parašytų. Ir plus dar aš tą pertiksiu kaip savo patirtį, kadangi nuo 2005-2006 metų aš to užsiimu, tai yra beveik 20 metų patirtis. Ir kas jau lankėtės mano ankstesnėse paskaitose, tas tikrai jums bus įdomu. Galbūt turėjote galimybę lankyti mano paskaitas 14-17 metų laikotarpiu, kai buvo gyvos paskaitos miestuose įvairiuose Lietuvos. Galbūt nuo 20 metų klausėtės gyvai, per Zoom aš tą dariau. Tai jums tai tikrai šiek tiek pravers akiratį. Na, o jeigu kas norėsit pirmą kartą, irgi parašykit man, tada aš išsiųsiu jums programą. Ten tiesa yra reikalingos žinios iš biolokacijos, tai yra radiostezijos, tai virgulės švytuoklės, bet jeigu tų žinių trūksta, aš turiu paskaitas, galėsiu jums išsiųsti. Jūs tada turėsit savarankiškai praeit. Tik tai tiek, kad jeigu jūs norite savarankiškai praeit, liko mėnuo iki starto mūsų mokymo programos, tai parašykit jau dabar, aš jums išsiųsiu ir mes ten dėl visko susitarsim. Turiu minėti tą virgulių švytuoklių temą. Tai štai, tokia yra žinia šiandien. Kitą kartą mes jau kalbėsim apie prognozes. Galbūt tą laidą aš rašysiu kitą savaitę arba šios pabaigoje, dar turim laiko, bet iki 31 gruodžio. Tai tam kartui tiek. Ačiū Jums, kad žiūrite. Ačiū, kad dedate patiktukus. Galbūt matau, kad temos su 3 atlasu jau daugam nusibodusios. Jau žiūrimumas netoks, koks buvo rudenį. Tai vėlgi, jeigu jūs išbraukė iš prenumeruotojų sąrašų, gražinkit prenumeratą, nes kartais YouTube'as tą mėgsta padaryti, išmeta. Jeigu žiūrite ir neprenumeruojate, tai tą ir toliau darykite. Nu ir draugakime toliau. Na, o tam kartui tiek. Ačiū Jums už dėmesį. Gerų naujų metų, gerų tolesnių švenčių, kas jie dar planuoja švęsti. Galbūt kelionių, galbūt išvykų, galbūt naujų patirčių. Ir keiskimės į naują jau pasaulį, įeisime, būdami, galbūt tas žodis keiskime netinka, atsiverkim, būkime atviri.
Tam kartui tiek, ačiū Jums ir iki kito karto, mėly draugai.